Kiekvienais metais bandau atsakyti į klausimą, kokie yra tobulos vasaros kelionės ingredientai. Gal jūra? Arba šuoliai nuo aukštų uolų? O galbūt tai kalnai ir pasivaikščiojimai tarpekliais? Taip nutiko, kad visus šitus dalykus ir dar daugiau galima rasti vienoje, Italijai priklausančioje Viduržemio saloje, kurią mes ir nusprendėme aplankyti šiais metais. Štai tokios lietingos gatvės. Visai gražus senamiestis, bet oras tai labai negražus. Nuo lietaus tai nieko neturiu pasiėmęs, bet dabar reikia spėti į traukinį, kuris yra 6 ryto, kad nuskristi jau tikėkimės į vietą, kur bus gražesnis oras. Pirmasis miestelis, kurį pamatėme, buvo pavadinimu Alghero. Tai yra vienas iš seniausių ir didžiausių Sardinijos miestelių. Čia galima susipažinti su vietinė istorija ir aplankyti aplink miestą esančius objektus, tokius kaip ispanų gynybiniai bokštai, švyturys, na ir žinoma, pačio jūrų dievo Neptūno olas, kurias ir nusprendėme aplankyti pirmiausiai. Nu, 14 eurų buvo sumokėta už šitas uolas, tai tikiuosi, kad bus labai įspūdingos uolos. Dar nežinau, ko tikėtis, neskaičiau labai daug apie šitas uolas, bet man atrodo, kad kuo toliau, tuo turėtų būti gražiau. Nu va, priėjom pagrindinę vietą, pagrindinę grotą arba urvą, dėl kurio čia visi renkasi. Šiaip visai gražus kelias ir iki jos buvo nusileisti, bet pats įdomumas turėtų prasidėti čia. Wow. 15 amžiuje buvo atrastas, bet čia pradžioj galima buvo atplaukti tik su laivu. Stalagmitai ir stalaktitai. Dar vis nežinau, kurie yra kurie. Look in camera, bravo. Look in camera. Pramoga tikrai buvo verta 14 eurų, rekomenduoju. Tai šiandien turėjome plaukti į Asinaros salą, kuri yra ten, bet kadangi į ją plaukė tik 2 laivai ryte ir mes į abu pavėlavome, tai kaip atsarginis planas yra dar viena sala, kurioje yra bokštas, tai manau galima bus pabandyti nubristi iki to bokšto. Ir taip pat labai gražus mėlynas vanduo, tai turėtų išeiti gražus kadrai ir gal bus netgi geriau negu ta Asinaros sala, kurią nepavyko nuplaukti. Tai keliaukime prie bokšto, pažiūrėsime, kas ten gero. Other way. Judam link salos. Aš labai džiaugiuosi, kad batus pasiėmiau. Bokštas kaip bokštas, tik tais, kad pats misijos aspektas, kad čia reikia nuplaukti visai įdomu. Žmonės čia atplaukia su irklente, turistauja netokiam užkimštam pliažiuke, nes smėlis tai čia irgi geras. Kadangi Sardinijos saloje vyrauja itališkos tradicijos, čia netrūksta šiai kultūrai būdingų mielų ir tarytum tiesiai iš filmų ištrauktų miestelių.
Na ir žinoma, koks čia būtų Italijos video be šokinėjimo į vandenį segmento. Aik tu, kokia čia vieta. Eina savo, čia kiek pasirinkimų, nuo kur šokti. Tai pirmas punktas prieš šokant yra pasitikrinti gylį, nes vietoje nuo kur šokinėti yra ganėtinai daug, tai reikia pasitikrinti, ar visur yra pakankamai gilu. Čia yra visai didelė uola. Vargšas vaikas, kam jis pasiryžo? I didn't see it. Man jau dabar baisu žiūrėti jam. Ir aš dabar supratau, dėl ko tie bernai taip laužosi čia šokti. Čia iš tikrųjų truputį baisu. Širdelė biški spurda. È nuovamente libero, sì? Sì. Sì, no, lo voglio bene. Eina savo. Cioè, oggi non c'ho voglia. Kaip tie vaikai nušoka? Andiamo. Maria, dove l'hai messo? Atlikus šokinėjimo pareigą nusprendėme aplankyti ir Europos Maldyvais pramintą La Madalenos salyną, kur pasak tautosakos galima rasti skaidrų į cielą jūros vandenį ir neprilygstamo grožio paplūdimius. Pirmasis sustojimas yra tokiam paplūdimy ir sakė palikti visą maistą laive, nes yra kažkokie gyvūnai saloje, nesupratau kokie, kurie labai nori tą maistą suvalgyti ir bandys atimti iš tavęs tavo krepšį, jeigu turėsi maisto. Tokia buvo informacija duota, kol kas nematau iš vis jokių gyvūnų apart mūsų. Maldyvų paplūdimys. Perfetto, però. Reikia nusiauti visiems batus ir negalima lipti ant paplūdimio. Gali būti tik čia ir tik vandenį. Prie jūros buvo labai smagu, bet 7 kelionės dieną pagaliau atėjo laikas pakeisti aplinką. Na ir žinoma, kadangi Sardinija yra labai kalnuota, tai reikia išsirinkti ir praeiti bent keletą haikų. Tai čia yra vienas iš haikų, kuris veda į vieną iš giliausių kanjonų Europoje. Buvo parašyta 1:15, pataisė į 2 valandas.
Maždaug 4,5 km. Buvau truputį apgautas, pasirodo 4,5 km yra tik tais iki slėnio pradžios ir dabar jau galima bus pradėti eiti tikrai į slėnį. Ir čia vat prasidės jau tikrasis ėjimas kanjonų. Tai kanjonų yra trasa suskirstyta atkarpom, žalia yra lengviausia visiems, geltona biški sunkesnė, kur reikia laikytis už virvių, eiti akmenim, ir raudona tik tais jau profesionalam alpinistam. Gerai, pradedam žaliąją trasą. Čia yra dar tik tais žalia trasa ir jau po tokius reikia pralysti. Toliau Alkaunė. Toks tuneliukas. Čia va tas pagrindinis giliausia vieta Italijoje, giliausias kanjonas ir vienas iš giliausių Europoje. Tonas trasos pradžia. Pavojingas kelias, nerekomenduojame tęsti. Viskas. Pasiekėm raudonąją trasą. Tai tiesiog dideli labai kamuoliai šiti. Okay. Visai kol kas fun. Tik batai biškis lysta. Čia reiktų turėti ne tokius slidžius batus. Oho. Is it? Nu, nežinau, kol kas tai tikrai nėra taip sunku, kaip sakė, kad ten nėra uždrausta, bet tipo labai nerekomenduoja ir tik tai su priežiūra, tik su profesionalais, su šalmais, su įranga. Maybe. Yeah. Slippery. O, reiks lipti čia. Bet yra slaptas praėjimas. Kita pusė. Here? Yeah. This can work. Atradėjos sindromas, kai norisi eiti vis toliau ir toliau. Na ką, žodžiu, sukamės atgal, jau biški ir taip jau per tolį einam, bet buvo įdomu papušinti limitus, paeiti trasą, kur turėtum būti geriau pasiruošęs eiti. Na, nusileis gal biški smagiau. Net neatsimenu, kaip čia užlipom. Tiksliau, kaip užlipom. Ar neužsistrigdinsiu aš čia savęs? Kas gerai limpa, tai rankos prie šitų akmenų. Tai reikės išnaudoti kiek įmanoma daugiau. Be careful here. Nu, nežinau, jeigu bičias su Vans batais gali praeiti beveik visą raudoną trasą, tai gal jinai ir nėra tokia sunki, kaip buvo sakyta.
Nu, išgyvenom 10 km kelionę su džipais, bet reikia turėti omeny, kad norint išgyventi šią kelionę yra geriausia važiuoti tuščių skrandžių, nes pakrato kaip turi būti. Pradžioje kelionės buvo kilusi mintis, kad Sardinija bus tiesiog eilinė viduržemio sala. Tačiau su kiekviena diena ji turėjo pasiūlyti kažką naujo. Prie naujų potyrių pridėjus ir nuotaikingą Italijos kultūrą bei labai skanų maistą yra gaunamas labai puikus derinys, kurį galiu rekomenduoti kiekvienam. Tačiau, kad ir kaip smagu bebuvo, atėjo laikas užbaigti šią kelionę ir leistis į kitus vasaros nuotykius. Tad ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir tikiuosi, kad susitiksime kitame video. Stai male? E allora? Tas katinas supranta itališkai. Vuoi un po' di acqua? Vuoi andare a mangiare? Ah, mangiare sempre sì. Quello è amico tuo, quello. Mi fa tanto male. Io ti consiglio di andare qua. Sì, è bello qua. Vuoi andare? Ah.